Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija yra kreipusis į Seimo valdybą, į Seimo narius, atskirus komitetus ir siūlo atlikti išsamų parlamentinį tyrimą, išsiaiškinti pamatinės priežastis ir reiškinius, kurie vyksta Lietuvos lošimo paslaugų rinkoje, tiek azartinių lošimų, tiek loterijų sektoriuose. Bendrai kartu vertinant, turi būti išanalizuota ir įvertinta, kokią situaciją mes turime, kokios problemos yra realios, kurios iš jų yra fiktyvios ir kokios kompleksinės priemonės reikalingos toms problemams išspręsti. Jau minėtoje Laisvės TV laidoje, kurioje politikai analizavo ir vertino siūlymą riboti reklamos draudimą, daugelis iš jų reagavo teigiamai, neva tai tinkama, pakankama ir reikalinga priemonė. Akivaizdu, kad mes neturime diskusijos, mes neturime duomenų, kad tai tikrai reikalinga priemonė. Ta idėja arba siūlymas uždrausti lošimo paslaugų reklamą atsirado būtent Laisvės TV lūpose. Joks mokslininkas, joks tyrimų institutas, jokie ekspertai to pasiūlymo nėra suformulavę ir pagrindę duomenimis. Galbūt ji irgi reikalinga, galbūt ji vienokia ar kitokia apimtim padėtų išspręsti problemas, kurias mes matome rinkoje. Bet ar taip yra, tam reikalinga diskusija, tam reikalingi pirminiai duomenys. Ar galime sakyti, kad reklamos draudimas nereikalingas? Žinoma, ne. Turime vertinti jį kaip kompleksinę sudėtinę priemonę šalia kitų priemonių. Ir reklamos ribojimas didesnė ar mažesnė apimtimi visai prasmingas. Tačiau turim atskirti ir atriboti ribojimą nuo draudimo. Lygiai kaip mes kitose priemonėse matom, atskiros priemonės įgyvendinimas visiems lygiai, vėlgi, proteguoja pačius pavojingiausius, didžiausias socialinės rizikos lošimo paslaugas. O nuosaikioms lošimo rūšims tai reiškia veiklos pabaigą. Lygiai taip pat ir reklamos draudimas sustiprintų tik totalus arba visiškas universalus reklamos draudimas tik tai sustiprintų ir paryškintų tas problemas, kurias mes turim rinkoje. Ar jos reikia sumažinti? Čia vėlgi diskusijos reikalas ir atskirų realizavimo būdų, galimybių pasirinkimo variantai. Viena iš tokių alternatyvių priemonių, kurios taip pat gali būti svarstamos, yra šiuo metu lošimų priežiūros tarnybos pasiūlytos atsakingo lošimo organizavimo gairės. Taip, jose irgi kai kurie elementai yra paimti iš mūsų asociacijos siūlytų priemonių sąrašo. Kai kurie iš jų gali būti taikomi atskiroms lošimų rūšims, atskiroms lošimo organizatoriams, atskirose sektoriuose. Tačiau jeigu mes jas vėlgi visiems pritaikysim vienodai, grįšim prie tos pačios situacijos. Nuosaikiausi lošimai bus nusmukdyti, o dominuos atskiri nuotolinių lošimų rinkos lyderiai. Aš norėčiau papildyti patį ir, atkreipti dėmesį į tokį dalyką, kad šitos gairės tai yra perkelimas atsakomybės, taip, nuo nesveikos ant sveikos galvos, kaip sakant. Esmė yra tame, kad visa atsakomybė už, situaciją rinkoje, jo čia aiškiai įvardijama, perkeliama lošimo organizatoriam. Konkrečiai lošimo organizatoriam. Tai kažkaip norėtųsi matyti dokumentą, kuriame yra bendra atsakomybė visų dalyvaujančių procese, priimančių sprendimus, nes lošimo organizatoriai vykdo įstatymus, o jos, kūrė, rengia ir priiminėja mums žinomos ir jau šiandien nekartą įvardintos institucijos. Tai manyčiau, kad jau vien šita vieta sako, kad čia yra toks perkelimas, suprantat, ant tų verslo atstovų. Dabar toliau, ką pats mini, kad skirtingai šitą padaryti labai sunku, bet yra viena problema, kuri mums aiškiai pasako. Tai jeigu per lošimo organizavimo vietą, sakykime, ant žemės, jau apie nuotolinius tai net kalbos čia nėra, bet ant žemės 183 tūkstančius per mėnesį, generuoja lošimo namai su stalais ir A kategorijos automatais, per tą patį mėnesį lažybų punktas 9 tūkstančius generuoja ir, salonas 13 tūkstančių, šiek tiek daugiau kaip 13 tūkstančių, mokesčiai sudidinti, ar ne, po 20%, kai kas turi milžiniškus viršpelnius nuotolinėje erdvėje, ant žeminėje erdvėje jau pelningumas ten
greitai bus 8 ir 5 procentai, taip, tai jūs įsivaizduokit, kaip, sakant, tu gali kokybiškai atlikti va šitos įpareigojimus jo, kai tau didina ir didina atsakomybę, o tai reiškia didina tau kaštus. Tai ta riba, jinai yra jau priartėjus prie kritinės. Tai aš bandau kažkaip tai vat, žiūrėdamas į šitokio pobūdžio dokumentus, jo aiškiai pasakyti, kad turi būti visgi diferencijuotas požiūris, taip, ir turi būti iš tikrųjų skirtingi įrankiai. Nes jeigu toliau taip eis, tai galima bus pasakyti, kad šitas dokumentas ir jį panašus dokumentai yra iš tikrųjų ne kas kita per spekulaciją, jo, per iš tikro pavaizdavimą, kad noras yra padaryti kažką gero, užkrauti milžinišką atsakomybę, nes čia kas yra parašyta ant balto popieriaus, kaip sakant, juoda yra viena, bet kas tarp eilučių yra. Kuo tai virs įgyvendinimas? Taip, kuo tai virs milžiniška atsakomybė. Tai matant, reiškia, pajamingumą per vietą, kurioje vyksta, reiškia, organizavimas, taip, nu tai akivaizdu, kad labai sudėtinga lažybų punkte, sakykime, ar B kategorijos automate šiai dienai, kai yra taip išdidėję kaštai, atlikti, kaip sakant, įvykdyti tokio pobūdžio reikalavimus. Nenoriu prikalbėti, bet tai panašu tiesiog į eilinį dar tiesiog žlugdymą verslo. Vėlgi, vienodo reikalavimo uždėjimo. Tai yra tiesiog labai panašu, nes jūs įsivaizduokit, 20 kartų lažybų punktas per tą patį laikotarpį surenka mažiau pajamų negu lošimo namai. Tai klausimas, kas kelia didesnę riziką, ar lošimo namai, ar lažybų punktas? Vienas dalykas. Kitas dalykas, tie automatai B kategorijos. Jie 13 tūkstančių, ten 183, 15 kartų, beveik 14 kartų. Dabar apie nuotolinius lošimus labai mažai kaštų ir labai paprastai gali įgyvendinti, reiškia viskas per programas, žmogaus kaip ir nereikia. Suprantat, viskas nuotoliniu būdu. Milžiniškas pajamas turi, reiškia, vartotojai išleidžia milžiniškas lėšas. Tai 2/3, ne 2/3, dabar pagal statymus, tai čia gaunasi iš viso jau 18 ant 82. Nuotolinių lošimų rinka dominuoja visiškai. Tai klausimas yra, gal biškį pagalvoti reikia. Tai aš sakyčiau, va šitas dokumentas turi dvi paskirtis. Viena, tempti antžeminius lošimus, nusaikius, kurie generuoja aiškiai mažiau pajamų, reiškia vartotojai išleidžia žymiai mažiau pinigų šičia, ar ne, jie yra žymiai saugesni, juos tiesiog dar su vienu įrankiu spausti, iš kitos pusės vaizduoti, kad, reiškia, problemos sprendžiamos. Gal pakanka visgi kažkokios tai informacijos, kurios jau per akis yra viduj, tose lošimų vietose, išoriai, kur nori, jau jų tiek pridėta, kad jau reikia būti aklam, kad jų nematyti ir taip toliau ir panašiai. Tai gal ne visas, reiškia, ne visus reikalavimus turi būti diferencijuota, visgi pagal organizavimo, reiškia, rūšį, matant ekonominius finansinius rodiklius. Įdomus reikalai, sakau, viskas lyg ir civilizuota, bet iš kitos pusės, kai pasigilini, tu matai, prie ko čia iš tikrųjų vedama. O šiaip tai aš galvoju, kad tai yra tam tikras gumos tempimas savotiškas, dar užvolioti ten. Ir dabartinio direktoriaus pasiruošimas perrinkimui? Tai perrinkimo jau matyti nebebus, nes jau antrą kadenciją, bet ne tame esmė, čia ne direktoriui esmė visa yra, esmė yra turinyje šito dokumento, kuris yra iš tikro, sakykime, geras, pozityvus dokumentas, bet jisai panašu, kad galutinai pribaigs jau, reiškia, tos, kurie mažiausias problemas iš tikro kūrė, užima pakankamai mažą rinkos dalį, tai jie kaip ir, turbūt sakau, dar vienas vinys į jų karstą. Tai tokio ir panašaus pobūdžio dokumentai, ar ne, jie yra, čia ir rašoma pagal Danijos modelį, kuris man visai nepatinka.
visiškai nepatinka Danijos modelis, kadangi jis yra visiškai iškraipytas ir visiškai neobjektyvus tarp rūšių ant žemės ir nuotolinė erdvė visiškai. Va, tai jo priimti už gryną pinigą gal ir nelabai verta, bet esmė yra tame, kad yra Euromato, mūsų federacijos Europos dokumentuose jau prieš 10 metų ir daugiau šitokio pobūdžio, reiškia, rekomendacijos buvo, bet jos negali būti, sakau dar kartą, tokio lygio, kad jos iškeltų kaštus labai daug ir labai stipriai atsakomybę. Tai gali būti tik iš tikro geranoriško pobūdžio ir iš tikro bandant kažkokią, reputaciją pakelt, bet iš kitos pusės jie viską prašo, kad pats organizatorius padarytų, apmokytų planų, sukurtų, apmokytų darbuotojus. Tai aš tai suprantu, kad tam ir yra lošimų priežiūros tarnyba, kad organizuotų seminarus gal žmonėm, kurie dirbtų vietose kažkiek tai ir taip toliau ir panašiai. Čia jų darbas yra, ne organizatoriaus rengti kursų savo darbuotojams ir panašiai. Jie turi tą daryti, jeigu to reikia. Tai gal ir neblogai, bet sakau, visa tai reikalauja daug lėšų ir daug pastangų labai ir daug atsakomybės. tą reikia suprasti ir iš tikro siekiant gerųjų tikslų neperlenkti lazdos, kad visai nebeliks vartotojui praktiškai po kurio laiko paprasčiausiai nuosaikių lošimų. Vat. Kalbant apie struktūrinius pakeitimus, kurie galėtų būti svarstomi, arba tas kompleksinės kitas priemonės, kurios reikalingos visai lošimo paslaugų rinkai, viena iš idėjų, kurią asociacija siūlo, tai yra institucinė reforma. Kaip mes suvokiam tą institucinę reformą, kaip reikėtų pertvarkyti dabartinę veikiančių institucijų arba tų reguliatorių, priežiūros institucijų sistemą? Mano manimu, bet tai būtų, kaip sakant, mano personalinė nuomonė. Pirmiausiai, tai, kad atlikti visus šitos darbus reikalingas lošimų paslaugų, kartuoju, lošimų paslaugų, naujas įstatymo projektas. Tai parengimas jo. Lošimų paslaugų apibrėžimas, savoka, naudojama pagrindiniuose ES dokumentuose. Nevardinsiu nei tų direktyvų, nei tų kitų dalykų, bet lošimo paslaugos. Loterijos kartu su lošimais, azartiniais lošimais. Tai yra viena. Parengimas tokio įstatymo, nes ta problematika jau reikalauja atnaujinti, nes dabar yra tiek prišaudyta tenais, reiškia, kad jau iš tikro tas reikalauja susisteminimo, nes nesibaigia problemos, kurias kelia, sekundę, tie patys asmenys, kurie jas ir padarė. Paradoksas, pati lošimų priežiūros tarnyba jau pripažįsta, kad, pavyzdžiui, nuotolinės loterijos tampa iš esmės B kategorijos lošimų pavyzdžių. Tai ne B, o link A, kadangi ten neribojami jokie parametrai. Link A, ne B. Tai vienas dalykas, nes kalba yra tokia. B, tai yra konkrečiai €0,5 vienkartinis maksimalus statymas, ciklas 3 sekundės ir laimėjimas vienkartinis maksimalus €100. Tai ten mes tokių nerasime, tokių žaidimų, kur būtų tokie maži parametrai. Visose jose galima žymiai didesni parametrai. Tai kalbu apie teisės akto parengimą. Jo struktūra, kaip visados, turėtų prasidėti nuo galvos, nuo politikos principų. Tai kas netingi, gali pažiūrėti vieną projektą, 4393 ES2. Čia minėtas 13 metų. Jo, tai tenais viskas yra pasinaudojus Jungtinės karalystės patirtim, taip ir padaryta. Yra daug gerų dalykų yra padaryta. O toliau, kaip sakant, jau pagal politikos principus būtinos tam tikros priemonės. Galėčiau keletą jų tiesiog pavardinti dabar. Reiškia, bet jokiais būdais ne visas. Jau minėjom apie A kategorijos lošimo automatų, ne? Pagrindinis tikslas visgi būtų nuosaikios ir saugios lošimų paslaugų rinkos suformavimas.
Tai kaip ir minėjau, tai lošimų ir loterijų rinkos. Gerai, Simai, o tai kokios tai apskritai galėtumėm svarstyti, pavyzdžiui? Tai dabar turėtų nuo politikos principų. Dabar, kad juos įgyvendinti, tos principus, ar ne, turėtų būti institucijos. Reiškia, grįžti reikėtų, mano manimu, nuo vienvaldystės lošimų priežiūros tarnybų į tikrą kolegialų organą. Nes dabar ta vadinama patariamoji komisija, tai yra faktiškai asmenys, kurie yra pavaldus vadovui. Tai yra, mano galvoje, kaip ten bebūtų, kad ir labai gražu viskas, bet dėja, reiškia, imituojama ta nepriklausomybė, bet iš tikrųjų tai vadovas vienvaldis tvarko reikalus. Tai nuo šitos, reiškia, kitas momentas, kad diferencijuotas požiūris ir proporcingos priemonės, o tai reiškia tai, apie ką mes visą laiką šnekam 20 metų ir ko nenori, reiškia, pripažinti, bet aš manau, kad dar ne vėlu, nes jeigu nepripažins tų skirtumų, tai antžeminių lengvųjų lošimų, lažybų punktų ir, reiškia, ir automatų nebeliks. Šitą reikia visiems žinoti ir laiko liko labai nedaug, galbūt metai 2. Jų nebeliks. Va. Tai jeigu toliau tęsis tokie, reiškia, rinkos, reiškia, plėtros reikalai. Labai svarbus momentas, kas liečia loterijų, tai yra nacionalinės loterijos įsteigimas nepelno siekiančios organizacijos. Tarkim, Majauskas jau tą buvo minėjęs, bet kažkur dingo tai idėja. Jo, nu tai dingo, todėl kad, kaip paaiškėjo, jų tikslas buvo, reiškia, parūpinti papildomai pinigų loterijom ir jokio kito tikslo jie neturėjo. Šitą mes žinom, nes mes skaitėm tam tikrus dokumentus, ar ne, ir žinome, kad jie nesikišo į valstybinį reguliavimą, kas atnešė ne naudos, o dar daugiau žalos tam pačiam sportui. Iš tikrųjų, nes pinigų tikrai gali būti daugiau, bet tam reikalingi tam tikri iš tikrųjų patvarkymai ir pertvarkos. Tai va, tai nacionalinė valstybinė loterija, nepelno siekianti organizacija, kuri iš tikrųjų remtų ne monopoliškai užvaldytą sporto sritys, užvaldžiusi ir tik jie gyvena, bet ir kitas sritys, konkrečiai kultūra, menas ir taip toliau. Tai kitas dalykas. Toliau, reiškia, šitoks modelis faktiškai visose valstybėse ir aplinkinėse tame tarpe yra. Ir čia jokio naujienos nepasakiau, tik tai naujiena, o iš tikro seniena yra ta, kad eilę metų apie tai kalbama ir niekaip neprieinama. Tai va, tai būtų pats efektyviausias loterijų organizavimo būdas. Dabar dar vienas momentas, kad visgi, kaip ten bebūtų, pats pagrindinis tikslas visgi yra Lietuvos piliečio gerovė. Politikos principuose tas turėtų eiti pirmu numeriu. Prioritetas siekiant, reiškia, gerovės visuomenės būtų organizuojami lošimai. Tai jokiais būdais ne uždraudimai, draudimai, rankų laužimai, galvos užsukimai, bet protingai gerai organizuota veikla. Kiek įmanoma grįžti vėlgi tą nuosaikę struktūrą? Būtent, taip, ir įjungti kuo daugiau vietinio kapitalo, o ne užsienio kapitalo, kur galima tą daryti ir kur reikia tą daryti. Bet dabar dėl loterijų, dalyvaujančių loterijose amžiaus, ar ne, tai visiškai visur 18+ ir kaip ten bebūtų, turint geriausias intencijas išnaudoti nepilnamečių, leisti daugiau nebegalima. Šitą reikia daryti ir padaryti. Va, 18+. Tiek. Dabar taip pat loterijos turi dalyvauti visose programuose. Registrą? Registro ir taip toliau. Taip, jo, gali būti, kad norint šitą įgyvendinti, gali tekti, sakykime, nuo prekybos centrų ir kitų parduotuvių kasų šitą veiklą iškelti. Nu, kaip šitas, kaip tabakas, pavyzdžiui. Taip, iškelti šitą veiklą jo į uždaras vietas, specializuotas. Va, gali tai būti.
Ir toliau mokestinė reforma, matant kai kurių rūšių, reiškia ypatumus, kurios gali generuoti milžiniškas pajamas, taikyti progresinę mokesčių sistemą priklausomai nuo pajamų. Kuo didesnės pajamos, tuo didesnės čia patenka nuotoliniai, galbūt monopolisto, loterijų, taip, svarstytinas klausimas. Tai čia, ką aš dabar pasakiau, tai yra svarstytini klausimai, rengiant naują lošimų paslaugų įstatymo projektą. Vat, jų bus daugiau, kai kurie, kaip sakant, gali ir nepatikti kai kam, vat, bet jie bus teikiami, aš galvoju. Tai jeigu, kaip sakant, kažkas mūsų išgirs ar ne ir norės kažką tikrai padaryti, nespontaniškai ir nepribėgant, reiškia ten, o normaliam formate, kuriant darbo grupę ir taip toliau, kompetitingų žmonių, taip, ne šiaip savo, o kompetitingų žmonių tam tikrose srityse, tai mes galima tą daryti ir reikia tą daryti. Tai vat, ar kas nors įmanoma padaryti dabar, pavyzdžiui, iki sekančių rinkimų, aš atsakyti tikrai negaliu. Taigi, Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija turi pasiūlymus, kaip turi keistis lošimų paslaugų rinka. Ar mūsų pasiūlymai Lietuvoje, Lietuvos politikų, dabartinės valdančiosios ar būsimos valdančiosios daugumos bus išgirsti, mes matysim. Situacija rinkoje, kuri neišvengiamai keičiasi, privers mus keistis anksčiau ar vėliau. Ar tai bus padaryta vakarietiškų pavyzdžių, dar pamatysime.